panašiai. Taigi šiandien aš filmuoju video, nors labai seniai filmavau. Pas mane eina televizorius, va čia, nenorėjau labai išjungti, todėl jeigu kažkas girdėsis, tai labai atsiprašau. Taigi, šiandien sugalvojau nufilmuoti video, kurį pavadinsiu, ką gavau kalėdoms. Tai aš manau, aš galiu pradėti. Visų pirmiausia, tai aš gavau labai didelę dovaną, kurios negaliu parodyti, nes yra štai čia prieki manęs, tai yra teleskopas, tikrų tikriausias, reflektorius, lęšinės sistemos ir taip toliau. Tai čia buvo didžiausia dovana, kurią gavau iš mamos ir man labai patiko. Tai yra labai faina. Toliau, aišku, gavau labai daug saldumynų, labai daug šokoladų, man atrodo. Lygtais 9 milkas turėjau, bet viską suvalgiau. Dar gavau pinigų, bet tai yra nesvarbu. Tik šiandien gavau laiškelį va tokį va. Ir čia yra atvirukas iš Vokietijos nuo Umos, kuri mane pasveikino su šventėm. Tai iš tikrųjų mane šiek tiek nustebino, nes nelaukiau tikrai jokių atvirukų ir jokių dovanų. Dar dalyko, kas man liko iš saldainių, tai dar vienas šokoladas, kurį gavau visai neseniai, va toks va. Visai neseniai aš jį gavau iš savo brelio vadovės, iš pagalbo. Toliau, taip pat visai neseniai čia gavau labai tokį didelį apyrankių rinkinį, čia yra labai daug, bet tas labai fainas. Ir aš jį gavau iš H&M, taps labai fainas apyrankės, iš tikrųjų labai. Tai iš tako dar gavau va tokį va. Čia yra ant galvos tokios juostelės, labai gražios, su blizgučiais visokiais tokiais. Ir tai labai man tiko. Iš savo labai geros draugės aš gavau dovanų. Tikrai labai nerealų daiktą, tai yra tokį mėnulio vyrinuką, jis yra labai Jis man labai patinka, aš labai dažnai nešioju, iš tikrųjų, galima pastebėti. Iš mamos dar taip pat gavau ir tokius kvepalus. Aš nežinau, iš tikrųjų, jie gal ir nėra labai tokie brangūs ar kažką, bet jie labai seniai kvepia. Tai tiesiog kvepia taip labai gaiviai. Iš dar taip pat iš... Nežinau netgi iš ko aš čia, net nežinau tikrai iš ko gavau dovanų, tai yra toks plaukų tokių priemonė. Ir irgi labai skaniai kvepia, labai skaniai kvepia, ir yra šavon. Ir labai man patinka, nes labai gerai yra. Dar liko man iš saldainių. 2 pergalės dėžutės. Aš nežinau, aš jų tikrai nemėgstu. Nemėgstu taip labai, kad būčiau iškart suvalgius, tai aišku, milką tai visą suvalgiau. Iš savo geriausios draugės aš gavau puškalą. Kūno puškiklį, jis yra vyšninis ir jis labai skaniai kvepia. Dar iš jos gavau va tokius šešėlis esense. Jis tokie faini, ta prasme, jie grinai labai gerai pigmentuoti yra. Tuomet tai labai reikėjo, tai iš jos gavau blakstienų daitiklį. Irgi labai geras daiktas. Toliau iš dar vieno savo labai draugės aš gavau va tokio dydžio va paletę. Čia yra grinai šešėliai ir yra grinai va tokios va 2. Grinai va tokio dydžio va 2 yra, ta prasme va. Grinai tokios 2 va yra. Tai va tokį gavau šešėlių paletę. Grinai, taip pat iš dar vienas labai geros draugės, aš dabar neturiu pas save čia padėjus, tai gavau puodelį labai gražų ir saldainių. Grinai suvalgiau saldainius. Iš 2 draugių iš savo šokių aš gavau 2 beigilipsus. Ir žiūrėjau, ką šitas yra mėtinis, o šitas yra su obuoliais. Šitas su obuoliais ir irgi labai faina. Iš mamos draugės aš gavau šlepetis ir va tokį vazeliną, jis irgi labai fainas. Vietinis. Ir dar iš mamos gavau tokį labai mielą vakabuką, aš nežinau, kodėl aš jo norėjau, bet jis atrodo taip pat ir jis yra tiesiog labai mielas ir aš labai norėjau. Todėl aš jį gavau ir čia yra žvakutė. Egutė, paprasčiausia tokia žvakutė, nežinau, man labai patinka žvakutės, aš jų turiu labai daug, tai čia buvo viena iš jų. Dar iš vienos draugės iš šokio gavau štai tokią dėžutę, kurioje yra, man iš tikrųjų labai patiko, nes labai mielai atrodo štai tokia segė. Prasme, jinai tiesiog yra segė, bet jinai labai gražiai atrodo. Labai mielai iš tikrųjų, tokia gan gera dovana iš tikrųjų. Iš kitos draugės gavau, čia yra jos rankų darbo smegeniais, tada teptukai makiažo, tai nežinau, per daug neišsiskleisiu irgi.
ir dar kai ką gavau iš naujos draugės. Labai daug visko gavau. Tokias va šiltas kojinės iki kelių, grynai baltas ir grynai iš Vilnos, jos yra tokios žiauriai šiltos. Tokios yra žiauriai šiltos, aš nežinau, čia yra, tipo jos kainavo 5,50 €, bet man jos labai patinka. Nes jos žiauriai šiltos yra. Ir dar iš tos pačios geriausios draugės aš gavau du pieštuką va tokį. Kartu su tapuškikliu ir šešėliais, ta prasme, man labai patiko jisai. Aš jį praktiškai visada naudoju, todėl aš gavau va tokį vėl. Dabar galėsime matyti dar ilgiau. Tai va, žodžiu, čia buvo viskas, ką aš gavau. Ir tai yra mano tas video, kurį aš turėjau padaryti jau seniau iš tikrųjų, bet padariau dabar ir šiek tiek pavėluotai. Tai va, aš manau viskas ir tikiuosi, kad ir jūs gavot daug gerų dovanų mano Oreo sausainiai. Jūs valgysit Oreo sausainiai. Gerai, dėkui, jeigu jūs žiūrėjot. Tuomet dėkui, jeigu jums patiko, palaikinkit. Jeigu norit pamatyti daugiau video, tai būtinai subscribinkit. Aš pasistengsiu padaryti video su D arba su makiažu kažką. Išsiūlykit idėjas, komentuokit. Ir gero jums vakaro. Iki. Fuck the police coming straight from the underground. A young nigga got it bad 'cause I'm brown.